Sveiki visi. Šiandien pažiūrėsim, ką tau atneš žiema, kokius įvykius, kokią nuotaiką. Pažiūrėsim, ką tau atneš žiema. Pagalvok tik apie save. Žiūrim. Monetų devynetas. Tikrai šią žiemą turėsi galimybę palepinti save, kažką įsigyti, gal kur nors išvykti, tiesiog pasidžiaugti gyvenimu. Pajusi tokį stipresnį savivertės augimą ir suprasi, kad tikrai esi verta visko ko gero, ne? Aplink bus žmonių, kurie tave gerbs, vertins, gali atsinaujinti tokią vidinę ramybę, grįž pasitikėjimas savim. Tai laikotarpis, kai daug kas vyksta, kažkaip viskas sklandžia, ne? Net jeigu nieko specialiai neplanuoji. Ir atsiras daugiau asmeninės erdvės, laiko savo. Trumpai atneša ši žiema tau labai šiltą, tokią brandžią stabilumo bangą. Gera korta. Ką dar atneš ši žiema tau? Lazdų karalienė. Tai tikrai spindėsi energiją, dar su šita korta šalia, spindėsi pasitikėjimu savim, turėsi jėgų, noro veikti drąsiai ir pozityviai. Gal norėsi kažką keisti, atnaujinti, kažką naujo pradėti, Viduj jausi tokį, bus viduj toks jausmas, aš viską galiu. Daugiau girdėsi savo intuiciją, ją atsiremsi, gali kažką organizuoti, kažką vadovauti, ir tau seksis. Žmonės labiau klausys tavo nuomonės, kreipsis patarimų. Ir ta vidinė tavo ugnis pritrauks tikrai gerų galimybių. Ir tikrai pajusi tą tokį viduj, kad esi savo gyvenimo šeimininkė. Velnias. Kažkas pasirodys šią žiemą labai viliojančio. Gali būti ne visai tavo nauda, bet tai gali būti žmogus, situacija, ar tiesiog noras daryti tai, kas labai traukia, kas žavi. Tokias stiprias emocijas jausi, aistrą, impulsus, kuriuos reikėtų suvaldyti. Ir šią žiemą pamatysi, kokie dalykai tave silpnina arba vargina, Ir tie seni įpročiai gali išlysti, priklausomybės gali irgi išlysti, bet tu jos jau pažįsti. Ir tuo pačiu galėsi suprasti save ir sustiprėti. Jei gali būti, kad atsiras labai intensyvus ryšys su kažkokiu žmogum. Bus tikrai ugningi kažkokie santykiai, bet nelabai paprasti, Gali pamest galvą. Ir ši žiema parodys visus tavo šešėlius, bet ir duos šansą ir jėgas, peržengti, tas visas priklausomybės, kažkokius dalykus, kur tu norėtum, kad tave taip neviliotų. Įdomi žiema. Monetų aštuonetas. Tai čia darbas, tobulėsi,
tobulėsi, dirbsi, gal bus kažkokie mokslai, bus laikotarpis va ši žiema, kai norėsi susitelkt, ne, ir judėt pirmin, bet taip rimtai. Bet lėtas tas progresas, ne, bet stabilus. Pajusi, kad kuo daugiau įdedi pastangų, tuo daugiau gauni. Aišku, bus rutinos kažkokios, ne, kasdienybės tokios. Net aplinkui gali būti chaoso, kažkokių tokių pagundų, bet laikysis save vėžėse, nes darbštumas tau padės, būsi pastebėta, viską, ką darysi, judės tikrai tau į naudą. Šiaip žiema tikrai produktyvi, ne, auganti, nepaisant visų tokių norų, kažkokių pagundų aplink tave. Intimių santykių tikrai turėsi šią žiemą, tokių ugningų. Šalia ir velnias, ir lazdų karalienė, ir lazdų tūzas, toksai impulsas, labai aistringas. Čia toksai energijos pliūpsnis. Čia ne tik apie kažkokius intimius santykius ir šiaip santykius, bet ir čia gali būti kažkokia nauja idėja, ne? Pas tave noras veikti, gali norėtis pradėti kažką tokio drąsaus, kūrybiško, ne? Daugiau motyvacijos turėsi, noro judėti pirmin. Ir aišku, ir santykiai, arba atsinaujinti aistra esamuose santykiuose, arba kažkokie nauji. Darbe kažkokia veikla arba naujas projektas, kurie tave įkvėps. Šiaip tokia labai aktyvi gyva energija. Pajusi, kad tu gali viską, kad viskas yra įmanoma, daugiau rizikuosi, bet taip sveikai pasakyčiau. Tiesiog žengsi į priekį. Čia žiema šitą atneš tau tokį vidinį ugnį. Taurių dvejetas. Meilė, velnias, ugningi tokie santykiai ir taurių dvejetas, ne? O kas yra pas mus taurių dvejetas? Tai čia tokia korta, jinai visada rodo tokį gražų emocinį ryšį, nauja simpatija. Arba pabūst gilus bendrumus su jau pažįstamu žmogum. Šito aš negaliu. Šiaip čia yra kaip nauja energija. Gali būti tikrai nauji santykiai. Tokie harmoningi, švelnus, lengvi. Turėsi kam atsiverti, ne? Ir kas tave supras. Gali būti daug labai nuoširdžių pokalbių, šilumos. Ir jeigu turi jau santykius, tai jie sustiprės. Jeigu ne, kažkas gali labai gražiai žengti tavo gyvenimą. Nes čia yra partnerystės tokia korta, lygybės, abipusės traukos. Bet gali atsirasti, aišku, draugystė, kuri bus labai ypatinga. Bet svarbiausia, kad šią žiemą tikrai jausi, kad kažkas su tavim yra šalia, kad tu esi ne vieniša šitam pasauliui. Ir imperatorius. Imperatorius, vyras, ne? Šiaip, jeigu nežiūrint dabar apie kažkokį vyrą, kuris eina į tavo gyvenimą, tai čia kaip žiema, kaip toks tvirtas su pagrindu periodas, ne? Bet tuo pačiu gali atsirasti žmogus, kuris elgsis labai užtikrintai, norės įtakoti tavo sprendimus.
Arba gali pati pajusti, kad nori labiau viską kontroliuoti, savo gyvenimą, situacijas, sudėlioti viską aiškiai. Tai metas, kai emocijos trupučiuką atsitrauks, ne? Kaip ir sakiau, galėsi suvaldyti tą velnią. Galėsi, turėsi energijos, turėsi impulsą, bet imperatoriaus dėka, savo vidinio imperatoriaus, tu galėsi suvaldyti savo tos troškimus, savo emocijas, galėsi kontroliuoti ir įjungti protą, logiką. Gali rimčiau planuoti savo ateitį, finansus, darbus. Kažkaip gali, aišku, daugiau atsirasti ir atsakomybių, bet tu jas pakelsi, nes energijos tikrai turi, atsakomybės turėsi. Jo, atneša ši žiema ir stabilumo, bet reikalauja ir disciplinos, ne? Tu pajausi, kad reikia susitvarkyti gyvenimą. Ir ši žiema skatins būti, nebijoti stovėti stabiliai ant savo kojų. Meilužiai. Ką mums sako meilužiai dar šalia taurių dvejeto, lazdų tuzo. Tai aišku labai stiprus, ką reiškia įsimylėjėliai. Tai visada pasirinkimas. Ir šią žiemą turėsi tokį stiprų pasirinkimą širdies srityje, ne? Kaip ir minėjau, gali atsirasti žmogus, su kurio pajusi tą tikrą trauką, tą ryšį. Ir teks rinktis tarp dviejų kelių. Vieno, kuris yra logiškas, ir kito, kuris artimas sielai. Aišku, emocijos šią žiemą bus labai gilios. Kartais net tokios, pasijusi tokias nežinanti kaip veikti, arba ten eiti. Bet gali suprasti, ko iš tikrųjų nori išvis santykiuose aplamai, kas tau iš tiesų svarbu. Ir tai korta dar rodo ir tą vidinę harmoniją, jeigu išdrįsi rinktis nuoširdžiai. Ir į tavo gyvenimą ateis kažkas, neatsitiktinai. Tai bus toks dvasingas ryšys, pajusi tarsi kažką atpažinai, sielų atpažinimas toksai. Santykiai gali peraugti rimtesnį etapą. Tai ši žiema atneš sprendimą, kuris pakeis tavo emocinį kelią, ne? Šiandien pas mus ir lazdos, ir velnias, labai įdomi žiema, merginos. Lazdų riteris. Čia korta visada atneša veiksmą, aišku, ir skubėjimą. Gali kažkas įvykti šią žiemą labai greitai. Arba atsiras žmogus toksai ugningas, su tokia impulsyvesnė energija, kuris įsiverš į tavo gyvenimą. Aišku, gali būti ir kelionė kažkokia, arba spontaniškas sprendimas tavo. Viduj jausi norą judėti pirmin, nesėdėti vietoj. Gal kažkas tave įkvėps veikti, arba sužavės. Bus daug entuziazmo, šiek tiek chaoso, kaip ir minėjau, bet kurį tu suvaldysi. Aišku, norėsis rizikuoti, negalvoti labai daug, bet ir turėsi daug drąsos. Čia korta, kuri visada skelbia pokyčius, kurie ateina netikėtai. Tikrai šią žiemą bus tau nenuobodu, turėsi nuotykių. Ir monetų trejetas.
Ką čia reiškia? Kad bendradarbiausi su kitais žmonėmis, labai daug dirbsi, galvosi, gali tektis mokytis iš kitų arba dalintis to, ką mokė, ne pati. Aplinkiniai matys, kad tavo toksai indėlis yra labai svarbus. Tai korta, kuri rodo progresą, kuris ateina per bendras pastangas, ne tik tavo. Tai gali sulaukti ir palaikymo, padrąsinimo, patarimų, ne, kurie padės. Šiaip žiemą jausi, kad esi ne viena, vėl, ne? Bus, kas padeda, kas su tavim būna, palaiko. Tikrai čia yra labai jauki, praktiška tokia energija. Šiaip visa žiema labai ryški, pilna tiek emocijų, tiek veiksmo, augimo, ne? Aišku, bus ramių, stabilių periodų, kur jauti savo vertę. Aišku, bus daug ir vidinės ugnies, laiko tokio, net drąsos, kur reikės veikti. Aišku, galimos pagundos, tokie emociniai iššūkiai, bet tave tai užgrūdins ir padės suprasti savo ribas. Daug dirbsi, tobulėsi, ne, pradėsi kažko naujo, kas tave labai įkvėps. Labai svarbus įvykiai bus santykiuose. Čia bus tiek romantiniai, tiek bendradarbiavimas su kitais žmonėmis. Bus žmogus arba situacija, kuria tave stipriai patrauks, ne? Arba gal net pastums į gyvenimą, kurio seniai norėjai. Bus ir tas pasirinkimas, ne, vidinis, kuris pakeis tavo kryptį gyvenimo. Šiaip žiema nebus nei tyli, nei pasyvi, bet ši žiema išves tave į brandesnį tokį etapą, kur tu žinai, ko nori ir ką renkiesi. Pagaliau supranti, ko tu nori. Taip va.